Okay, treniruotę nufilmavom, dabar pabaigoj šiek tiek klausimų. Keletą iš Facebooko draugų ir keletą, kas man pačiam šį vakarą daugiausiai sulaukiu, ta prasme. Taigi, kad būtų taip šiek tiek viskas tvarkingiau, pradžiai šiek tiek apie treniruotės, tada truputį apie mitybą, taip padarom tokias temytės, ne? Taigi, pirmas klausimukas būtų, ar treniruojas pagal kažkokį konkretų planą, tai ir iš anksto pasirašai į treniruotę, ką darysi, ar ateini ir intuityviai tiesiog, va, nu tiksliau, tarkim, pačius pratimus, tarkim, ar tu žinai, kad krūtinės diena ir belia ką tada jausi, ar konkrečiai susirašęs? Asmeniškai aš iš tikrųjų visą laiką sportuoju būtent taip, kaip jaučiuosi. Manau, kai tu sportuoji ne metus, ne 2, ne 3, sakykim, daugiau negu 10-15 metų, tu savo kūną pažįsti geriausiai, jeigu plius tai darai dar profesionaliai, ta prasme, duodi tai visą savo laiką, visą savo laisvalaikį skiri tam. Taigi aš iš tikrųjų sportuoju, darant visus pratimus taip, kaip aš jaučiu. Nebūtent taip, jeigu, sakykime, kažkam yra parašyta 4 po 15 ar 4 po 12, tu būtent darai 4 po 12. Jeigu aš jaučiu, kad man reikia padaryti daugiau, ar man reikia padaryti 5 ar 6 ar 7 ar 8 pakartojimus ar priėjimus, aš tiek ir darau, ta prasme. Būtent taip, kaip jaučiuosi, kad būtent supupuotų tas raumuo, kuris man reikalingas ir taip. O patys, pavyzdžiui, pratimai, tu jau atėjęs jau žinai, kad tu darysi būtent šiandien, tarkim, krūtinį, ten bus spaudimas toks, ar tiesiog irgi pradėjai. Šiaip preliminariai visą laiką apsigalvoju visą savo treniruotės sistemą į priekį, sakykim, savaitį į priekį. Stengiuosi sekti būtent kaip sekasi vykdyti tą mano planą. Aišku, gerai, kai nėra nei traumų, nieko, viskas einasi sėkmingai. Bet kartais improvizacija tik į naudą. Yra tokių dalykų, kur kartais ekstra maksimalus pakartojimas ar trumpas pertraukos ar dar kažkas, tai tokio dadėjimas kažko naujo duoda gerą šoką raumenį. O, pavyzdžiui, tarkim, kažkur žymėsi, kokius, tarkim, darbinį svorį tau aktualu, progresuoja, neprogresuoja, tai yra, tarkim, kai yra. Aš asmeniškai visą laiką prisimenu, su kokiais svoriais aš dirbu ir akcentuoju taip, jeigu tai yra 2 apšilimo priėjimai, tai aš tiesiog apšilinėjau su tokiu svoriu, kol dakylu iki savo darbinio svorio. Šiandieną mes darėme po 2-3 apšilimo priėjimus prieš 2 darbinius būtent priėjimus. Kartais aš darau 4, 5, 6 būtent priėjimus, kol aš dakylu iki to darbinio svorio. Ir tik tie 2 darbiniai priėjimai ir skaitosi kaip darbiniai pakartojimai. O, pavyzdžiui, apskritai stengiasi, tarkim, kad, tarkim, darbinis svoris, kad progresuotų, tarkim, mėnesių eigoje ir taip toliau kažkas, kaip, tarkim, pradedantiesiems dažnai siūloma, tarkim, ves kažkokius užrašus, tarkim, spaudė tokį svorį, kad, bent kažkoks progresas matytis, kad nestovėtum vietoj. Ar tau tai nelabai, tarkim? Visą laiką tai darydavau. Po to kiek nustau, nes, kaip ir sakau, kažkiek tos visus svorius prisimenu ir stebiu. Šiuo metu, sakau, taip gavosi, kad vėl kaip ir esu pasiruošime prieš varžybas būtent periode, kai svoriai nebėra tie, kurie buvo tarp varžybėm būtent periode. Jie yra kiek mažesni, tai nebekiek skiriu dėmesį būtent kokį svorį imu, o būtent kaip dirba tas raumuo, kuris man reikalingas, kad jeigu aš darau pečius, kad būtent man pečiai pumpuojasi. Ne trapesija, ne tricepsas, ne kažkas. Tai būtent ta vieta, kuri man reikalinga. Taigi tas svoris galbūt nėra toks kaip yra off-seasone, bet jį reguliuojas būtent pagal situaciją. Kaip tik panašiai iš karto klausimas, kaip tavo manim, kas, tarkim, svarbiau kultūrizmui, hipertrofijų raumenų, grynai, tarkim, vis dėlto ar įveikiami svoriai, ar darbiniai svoriai, ar vis dėlto pats raumens jautimas, tarkim, žinai, kiti vaikosi grynai svorių, kad kuo daugiau. Tik tais raumens jautimas, ta prasme, visi žino mane kaip tą, kuris mėgsta aukštą pakartojimų skaičių iš tikrųjų. Tiek mąstį, tiek reliefe aš darau, sakykime, preliminariai vis tiek yra tas 15 pakartojimų, sakykime, plius minus apytiksliai, kartais 20, kartais 12, kartais 25. Bet taip, ir masiai, ir taip visą laiką darau 15 pakartojimų. Labiau dėmesį skiriu būtent tam raumens užpumpavimui, separacijai ir būtent tų skaidlų tankiui. Jo, būtent iš karto sakykime, tai kitą klausimą, kur ir norėjau paklausti, būtent kokiam diapazone treniruojasi pakartojimu, ta prasme. Tai žodžiu, daugiau. Aš viską stengiuosi reguliuoti būtent su mityba, treniruočių kaip ir intensyvumas tik tais padažnėja prieš varžybas, o šiaip pats pakartojimų skaičius realiai tiek daug ir skiriasi. O, pavyzdžiui, ne sezono metu, tarkim, iš vis pavyzdžiui, žemiau negu 10 pakartojimų iš vis ten, ar ne, net iš vis ten į tą. Jo, padarau karto tokių treniruočių, bet tiesiog nesistengiu persistengti, imti per didelį svorį. Sakykim, šiandieną buvo tie patys pečiai atliekami su 35-40 kg. Aš prisimenu, kai aš sverdamas mažiau, aš dariau su, nevėluojant, 47,5 su 50.
Bet aš manau, galbūt tas taisyklingas pratimo atlikimas yra svarbiau negu tas svoris. Jo, Būtent trauma, aišku, tas mažiau pakartojimų ir skaičius, tas jo, raumuo geriau. būtent tas jautimas to raumens. Jo, kad ne kiti nuimtų krūvį, Jo. bet būtent tas. Toliau, pavyzdžiui, kaip dažnai kiti treniruočių programą. Tarkim, skirtai, ten išdėsmą, tarkim, savaitę, taip toliau, ar turi kažkiek, kad kelis mėnesius kartuoji kiti, ar viską savaitę kitoliau, ta prasme, tai būtent grupavimą visų raumenų grupių. Pasakysiu taip, būtent apie save kalbant, tai aš susidarau planą savaitį į priekį ir tada stengiuosi jį įvykdyti. Savo klientam, būtent su tais, kuriais dirbu, saim, tuo stebėjimu, nuotoliniu būdu, online treningu, kuris pastovus yra tas bendravimas, tai mes koreguojam kas savaitę, kas dvi, kas mėnesį, būtent tai kaip jaučiasi, tai tos korekcijos vyksta gan dažnai. Tai jo, aš manau, kad reikia keisti, reikia duoti organizmui šoką, tas reikalinga. Taip, toliau. Klausimukas buvo, ar naudoju intensyvinimo metodus, bet, kaip matėme video, ten šiek tiek darai, ten, tarkim, ir super sėtus, bet apskritai, tarkim, visi tie drop sėtai, 3 sėtai, visokie, tas būtent toks viškį nuvarymą dažnai naudoti. Visi kišu, ne, galbūt kažkokia, kas antrą savaitę visi dedu kažkokį tokį įdomesnį pratimų užbaigimą, sakykime, bet būtent dažniausiai tai yra paskutinis pratimas arba paskutinis supersetas, ne bazinis pratimas, tai yra kažkoks, pumpingo labiau drop setas. Galbūt tada, kai tu nepajuti to raumens užpumpavimo iki galo, reikia nebijoti pasimažinti svorį ir dar padaryti. Dar nepajuti, dar pasimažinti, dar padaryti. Užlaikyti viršuje, užlaikyti apačioje, tai būtent tai, kad tau pakirstų, būtent pajustum tą raumenį, kurį atliekia. Tai jau dar klausimukas, ar naudoji periodizaciją, tarkim, apskritai, tarkim, ar yra pasakyt planas, kad šiuo metu daugiau, tarkim, akcentuoji kažkokias vienas savybes, tarkim, žemesniais pakartojimais, tokiais ilgesnės periodijos. Tarkim, būna, tarkim, sporte, mėgsta daryti, tarkim, jėgos tokia daugiau periodizacija, pakelia jėgą, paskui, tarkim, dar kažką, pavyzdžiui, tu kaip kultūrizme, ten yra kažkokie tokie periodai, kad aiškiai išskirti pas save, kad augini tą, paskui girdai. Na, aišku, suprantama, prieš varžybas ten akcentas kaip ir sakiau, iš tikrųjų visas auginimas pas mane vyksta vien derinimas su mityba. Tik tai su mityba aš realiai auginu arba ryškinu. Visas treniruočių, sakykim, tos technikos būdai, supersetai, dropsetai, visokie negative reps ir panašiai, aš tai darau visada. Ir prieš pasiruošimą, ir off-season, ta prasme, aš tai kaitalioju, duodu kūnui pažinti save, ta prasme, viską bandau. Nėra taip, kad, tarkim, jeigu jų varžybos netoli, kad kiti kažką kardinaliai, ten ta prasme, labai, ta prasme, tiesiog... Aš galiu iš vis sportuoti visą mėnesį, kiekvieną dieną vis skirtingai, ta prasme. Visiškai skirtingai dariau krūtinę tą, sakykime, pirmadienį. Man gerai jaučiasi, man kraujas išlieka užpumpuotas, aš ją galbūt darau po 3 savaičių. Iš tikrųjų, tie, kas mane pažįsta, sakykime, tie, kurie dabar klauso, tas galvoja, kas 3 savaitės, čia jau kažkas nisa protą visada. Šiaip asmeniškai aš krūtinę darau kartais kas 3 mėnesius kartą. Nes yra tas raumuo, kuris man auga greitai. Ir kad nebūtų disproporcijos, ta prasme, nes suprantu galbūt žmonių, kuriem, kaip pavyzdys, auga rankos ir jie vis dar daro tas rankas, nes jos po to užauga didelės ir ta prasme, ta krūtinė, tie pečiai gaunasi visiškai disproporcija pas žmogų. Tai aš manau, jeigu tas raumuo auga, tu išlaikai proporciją ir daugiau dėmesio skiri ten, kur reikia. Jo, tai sakykim, tai aš skiriu daugiau dėmesio būtent kitom raumenų grupėm, o krūtinę palieku atvirai kas 3 savaitės ir gal vėliau. Kam daugiausiai skiri dėmesio? Manau, ta prasme, kojų niekam nebus per daug, reikia visą laiką tik didesnių ir didesnių. Nugara irgi, sakykime, toks pusė, kaip ir kojas, pusė kūno užimantis raumuo. Tai jo nekadus nebus, tų detalių, tų visų bumbuliukų visur norisi visiems. Tai tas grožis reikalauja daug laiko, daug darbo ir... Dar dėl treniruočių, ar darai tempimo pratimus, tarkim, ten po treniruotės ar tarp priėjimų, ta prasme, kad ištempt raumenį, kad netrumpėti ar kažkas tokio, ar apskritai nelabai tą akcentuoji? Kiek rekomenduoju ir kiek atlieku dabar, tai tik nebent prieš treniruotę ir po treniruotės. Treniruotės metu kažkaip nedarau, galbūt darau būtent tą squeeze užlaikymą dėl separacijos, būtent dėl to tankio raumens, ypač prieš varžybas, kai atlieki pratimą ir būtent suspausim. Mes šiandieną darėm pečius, tai po to būtent šonės deltas ir laikau. Skaičiuoju iki 5, iki 10 ir vėl pakartoju. Tas duoda gerą impulsą būtent tam raumeniui. Ir dar vienas klausimukas iš Facebooko draugų. Tai yra Tomas uždavė pradedančiajam.
kiek tai dienų į savaitę rekomenduotum sportuoti? Nu, aš kas pradedantysis, tarkim, sakykim, Jo, porą, mes 3 sunku, iš mėnesių, iki tikrųjų. pusės metų, tarkim, tokie, kur tik pradeda, nes pradėjo ten Sakykime, mes būtent kur sudarėm tą pirmą video savo tą 4 dienų. pekišą, jo, būtent tų 4 dienų. Tai aš manau, žmogus, kuris sportuoja mėnesį 2, jau gali perėti prie tokios treniruotinių sistemos. Tai yra kaip yra bazinė, po 2, 3, maksimum 4 pratimus raumenų grupiai dideliai, sportuojant 4 kartus per savaitę. Tai yra per akis, kaip sakant, tikrai užtenka. Jo, aš kaip sakau, ten ir man uždavinėja klausimus. Aš manau, kad vėlgi, jeigu pradedantieji pradeda, tarkim, bandyti tą programą, kurią mes ten įdėjom, tarkim, visą laiką galima pradžiai, ar tai nuimti porą priėjimų, tarkim, ar ten, kad ir pratimuką, jeigu, pradžiai, kad po truputį progresuoti, tarkim, jeigu, kad iškart nenuvarginti per daug to kūno. Po to visą laiką galima dadėti 2-3 priėjimus, 2-3 pratimus, tiesiog kombinuoti, jungti, keisti, kartu miksuoti. Čia yra menas. Ok, toliau šiek tiek apie mitybą dar. Tarkim, kiek matau visą... Iš tikrųjų, dar vienas buvo klausimas irgi pas mane atėjęs. Irgi ir tuo pačiu susėsim su šia treniruotė, būtent kodėl mes darom, šiaip man asmeniškai rankos gan gerai jaučiasi ir kartu darom, bicepsą su tricepsu, bet mes dabar išskyrėm rankas ir darome būtent, kad truputį vėl pakeisti tą sistemą, negu daryti kaip visada, sakykim, ten tą mėnesį ar 2 vienodai. Mes paimam didesnę raumenų grupę, tai yra pečiai, ir darom su mažesnė raumenų grupė, tai yra tricepsų. Kitą treniruotę mes, sakykim, darysime didesnę raumenų grupę krūtinę, su mažesnė raumenų grupė bicepsą. Būtent, kad pajungti ir šitą truputį. Taigi, aš manau, visos tos variacijos, visi tie keitimai tinka, reikia bandyti, atrasti savo. Ir tik taip pažinsime save ir žinosime, kas jums tinka. Ok, o dar per tą pačią, tarkim, naudoji, pavyzdžiui, tarkim, vienoje treniruotėje didelės raumenų grupės, kaip antagonistus, tarkim, krūtinė ir nugarą. Tarkim, darai tokios, kad supersėdis ar kažką tokių nedarai? Asmeniškai ne. Nedarai, ne? Šitą nedarau. Tik tais rankos, nebent visas su 3 kažkokios, nebent tokios, ne? Jo, būna šiaip iš tikrųjų, anksčiau darydavau būtent, jeigu stumimas, tai ten keletą stumimų, pratimų, tai yra ir pečiai, ir krūtinė. Jeigu traukimas, tai būtų visi bicepsas ir nugara. Tai split, spaus, push. Jo, bet kažkaip senamadiškai sustojau prie to, kas man tinka, galbūt jau išbandžiau pakankamai, kad apie eksperimentuoti. Ok, šiek tiek apie mitybą. Taip, kaip minėjau, ta prasme, pakankamai visą laiką stengiasi, matau vis tiek, išlaikyti tokią pakankamai ryškią formą, per daug neužleidė riebalų didelio, net ir off-season tuo metu, ne, ta prasme, jo, per daug. Aš mėgstu tą tokį kokybišką masę, tą liesą raumeninę masę, būtent, kad gerai atrodyti visus metus, negu tie visi bulking periodai, kai žmogus išsineša, ištinsta, tas visas veidas ir panašiai. Aišku, buvo ir to, kažkada viską bandžiau, bet būtent dabar galbūt sustoju prie šito, kad ta kokybiška masė yra gan gražiau, estetiškiau, maloniau akiai, kitiem, dirbu pats treneriu, tai manau reikia save pateikti geriausios fizinės būsenos formos, kad žmogus norėtų lygiuotis tai. Ir dar iš karto prie to pačio klausimo, pavyzdžiui, stengiantis išlaikyti visą laiką, ne, tarkim, tokią, pakankamai gerą formą, tu seki iš vis kalorijas, pavyzdžiui, savo, ar tiesiog jau iš įprašau, žinai maždaug kokius kiekius valgyti ir toliau, ar darai kažkokius konkrečių kalorijų stebėjimus? Ne, dabar jau kalorijom nebedarau, prasme, grinai seku tik tais kiekiais maisto, būtent maisto kiekio. Realiai anksčiau, kaip skaičiuodavau, tai visą laiką gaudavausi dažniausiai apie 2,5 gramo baltymo kūno kilogramui ir apie 4 gramus angliavandenių. Prieš varžybas tai yra angliavandeniai mažinami, baltymai didinami. Riebalą aš neatsisakau, nes kažkaip tai, aš manau, riebalas reikalingas tiek vyram, tiek moteriam. Tai yra pagrindiniai tiek mūsų kaulams, sąnariam ir hormoniniai sistemai. Tai niekada jų nenutraukit, visą laiką vartokit. Riešutai, alyvuogių aliejus, avokadai yra labai daug jų, būtinai reikia. Tai pagal santykį žiūrint, ta prasme, tarkim, pas tave, angliavandenių nėra, tai labai per daug, daugiau jų negu baltymai, taip gaunasi vos ne dvigubai, ne? Jo, pas mane gaunasi gal taip greitai paskaičiavus kažkur apie 35, 45 ir 20. Taip, 35 baltymo, 45 angliavandenių ir 20 riebalo. Riebalo gan daug. O prieš varžybinį jau ta prasme, kai reikia ryškintis, daug labai smarkiai. Angliavandenių sumažėja, bet aš viską pagal formą žiūriu, aš galiu sumažinti angliavandenius iki 100 gramų ryžių, žiūrėti, kad paskutinė forma jau pasiekė tą ir aš galiu padidinti iki 800 gramų ryžių per dieną. Bet iki viško 0 angliavandenių niekada neleidžia. Oi, ne. Nėra tokia, kad visai tokių. Niekados. Žodžiu, visą laiką. Prieš varžybas realiai paskutinį sezoną aš valgiau paskutinę savaitę tarp 400-600 gramų ryžių per savaitę. Tai čia ne užkrova, čia laikantis dietos. Net ir paskutinę, tarkim, savaitę, ten kokį lygių 7, jo, nekam apie užkrovą, bet būtent tai kitai savaitė, 2. Paprasta dieta, tiesiog, jo, toks kiekis. Taip, tiesiog aš geriau pasiimu ilgą laiko tarpą, per kurį aš pasiruošiu
Ir tada galiu, jo, palengva ir tada aš jau galiu sau leisti, kad suvalgyti kažkos skanaus, šokoladą ir kažko, tai tik mes visi žmonės reikia sau leisti tų skanumynų, kaip jį be jų. Toliau, tarkim, mityboje tada kokius, tarkim, produktus renkėsi? Nu, vis tiek vėlgi tą kokybę žiūrint, kad mažiau, kaip sakoma, mėšlo visokio būtų, tarkim, patys produktai, tarkim. Aš realiai stengiuosi iš vis išmesti natūralų cukrų, tą tikrą cukrų ir stengiuosi nebent kažkokį gauti iš vaisių ar kitur esantį, iš kakros kakavos ar kažkur tai. Šiaip mėgstu grykius, ryžius. Tarkim, raudona mėsa, jautiena. Tarkim, angliavandenių tokie šaltiniai pagrindiniai, ne būtent pas save ryžiai, grykiai, iš tokių, ką dažniausiai vartoji kalbama. Jo, šiaip leidžiu bulves suvalgyti, nes skanu ir kalorijos reikalingos. O baltyminiai, tarkim, produktai Baltymai labiausiai galbūt mėgstu raudoną mėsą, valgau daug lašišos, kalakutieną, visiškai nevartoju vištienos, nes užsienyje vištienos niekas nevartoja netgi ruošinis varžybom, visi žinom dėl ko. Kalakutiena, jautiena, lašiša, kūnas galbūt, jo. O kaip kiaušidis, tarkim, kiaušiniai? Kiaušinio baltymus suvalgau, netgi ir 3 suvalgau, tai nėra blogai, reikia tų medžiagų labai daug, tai yra viso. O varškė, tarkim, pavyzdžiui, nes vėl čia yra diskutuotini, vieni sako, kad varškė pieno produktus iš vis išiminėja. Aš iš vis esu išmetęs pieno produktus apskritai iš raciono gyvenime. Esu palikęs tik tais pieno produktus, kurie neturi laktozės. Sakykim, pas mus yra labai gerai, kad yra tokia firma Valio, tai jie bent jau daro būtent tą pieną be laktozės, sūrį be laktozės su padidintų baltymų kiekiu, jogurtį be laktozės. Tai yra labai svarbu. Iš tikrųjų, žmogus, kol jis vartoja laktozę, jis nesupranta iš tikrųjų to jausmo, kai jis nevartot laktozės. Kai jis atsisako pilnai visiškai pieno produktų šitų turinčių laktozės, jis supranta, kad jis turėjo dažniausiai problemų. Čia panaši situacija ir iš tikrųjų, kaip kam būna ir su glutienu panaši situacija, su makaronais, o ties pasižiūrės miltus, kaip miltus, makaronai, tie tokie, va, tų iš kviečių žodžiu, tos vartojai. Jo, tai skanu. Skanu. Toliau. Ai, va, dėl angliavandenių dar tiesa, kadangi nemažai visiekių vartoji, kažkaip jos grupuoja, kada pas tavie dominuoja, ar pirmoji dienos pusėj, ar kiti, tarkim, mėgsta po treniruotės, kai labiausiai glikogieną tarsi sakoma, kad... Aš realiai išdalinu angliavandenius tolygiai per dieną, tolygiai. Nedėlioju, kad pirmoji dienos pusėj. Galbūt pas tos, kas yra būtent problemas su riebalais, tai aš taip. Pirmą dienos pusę duodu daugiau angliavandenių, arba ten labai sumažintai, antrą pusę iš vis mažiau. Jo, nes žmogus, žinai, nepagauna būtent to, kada insulinas yra pakilęs. Aš meniškai išdalinu per dieną ir man labai tinka iš tikrųjų. Ta prasme nėra, kad ten vakare nevartoji tik arba ten kažkas dar kas toks. Aš prieš miegą galiu suvalgyti ryžių pakelį ir 125 gramų, tai yra niekas. Tai tos medžiagos yra reikalingos. Bet pagal mano kūną aš tai jaučiu, kad man tai nėra blogai. O po treniruotės, tarkim, iškart čia šiek tiek dar papildų, tarkim, o tik baltymus vėlgi vartoji, ar vis dėlto tas, kaip sakoma, ir angliavandenių tą tariamą, vadinkim, langą bandai uždaryti. Iš vis angliavandenius po treniruotės iš karto turi minį vartoji, ar tik baltymus visgi? Aš, sakykim, visus, kiek sutinku salėje, pamatau valgantį bananą, tai aš vis pasakau, kad nereikalingas galbūt tas cukrus iš to banano. Nes tikrai gan nemažai jo yra tų galbūt kitų angliavandenių, iš kurių galima būtent tą langą uždaryti. Aš gal patarčiau būtent taip, sakykime, skiltelę apelsino, saujelę riešutų, balsamino rūgštis, gliutaminas, eiti į dušą, iš dušo įkerti proteiną, važiuoti namo, pavalgyti karštą patiekalą. Ir, žodžiu, va taip, ir visą laiką laikyti kūną kataboliniai būsenai, kad nebūtų, anaboliniai būsenai, kad nebūtų kataboliniai būsenai. Jo, ir dabar prie tų pačių angliavandenių, ar apskritai mėgsti saldumynus? Aš dievinu saldumynus. Ir va tada būtent tada, nes šiandien merginų dažniausiai būna klausimai, kaip su to kovoti, jeigu vis tiek, tarkim, jeigu reikės, kaip iš kaip, pavyzdžiui, tu su jais, kiek sau leidi, tarkim, iš vis apskritai labai jas riboja, ar kažkaip tada kokios treniruotės, ar nusipelnytų jų turi, ar kaip. Būtent, sakykim, tuo metu, kaip ruošiuosi, ar dabar nusprendžiau būtent, kad ta forma galbūt reikalinga išlaikyti visus metus, būtent tokia, kokybiškesnė. Aš tiesiog laikausi 4-5 dienas. Ir dieną ar dvi leidžiu savo atsipalaiduoti, bet, sakykime, proto ribose. Mes savo leidžiu šokoladų, leidžiu šakočių, bulkutę, gyros, jeigu noriu, leidžiu savo tai, ką mėgstu. Bet su protu, sakykime, būtent neprisikirsti tiek, kad po to negali pajudėti. Aš žinai būdų, kaip su to kovoti. Merginas dažnai klausia, sako, labai traukiant saldaus. Norėkit tikslą, norėkit pasikeisti, tai bus jūsų kova. Taip, toliau. Du dažniausiai pastovi klausimai būna, tarkim, man bent jau pastovi būna, ką valgyt pusryčiam ir ką valgyt vakarienį, du esminiai tokie dalykai, ta prasme. Tarkim, pas tave, kas, tarkim, tavo dažniausiai pusryčiai kokie yra, tai yra, ką tu, arba galbūt ką rekomenduoji ir ką, tarkim, pats valgai.
tavo būtent situacijai? Atvirai kalbant, nebūtent tuo standartu, kaip visi sako arba visi rašo mitybos programose, mano pusryčiai yra proteininis kokteilis, dažniausiai tai yra vanilinis, koks nors izoliatas. Čia kad atsikėlus iš karto, ne? Iš karto visiškai ant tuščio skrandžio. Kartu įdedu kažkokių papildomų kalorijų, tai būtų įreštus sviestas, ten yra nei druskos, nei cukraus, geri riebalai, baltymai. Kartais, jeigu labai noriu truputį didelį saldumą, bet nepiknaudžiauju to nuo pat ryto. Ir kažkokie angliavandeniai, kartais netgi tą patį kokteilį įmetu kokių ryžių trypsnių, viską sumaišai, išgeri ir į darbą. Tas užtrunka 10-8 minutės. Tai žmonės sako, negali rasti laiko pusryčiam, galbūt to nelabai suprantu. O po kiek tada laiko paskui valgai, tarkim, normalų maistą? Po poros valandų. Tai kažkaip jo, greičiau negu taip būtų. Tai būtų galbūt ir 3 valandos, bet taip jo. O vakarienė, tarkim, kas pas tave dominuoja dažniausiai prieš Aš mėgstu lašišą. Gan dažnai tokį riebaliuką prieš naktį. Valgau kalakutieną, valgau ryžių trapučius su riešutų sviestu. Iš tikrųjų, kol kas esu užsikabliavęs ant šito. Aha, o kiek maždaug laiko iki miego, ta prasme, žiūrit, ar pavalgai ir nelabai žiūri tą, kad ten... Ta prasme, jeigu tai yra kažkokia raudona mėsa ar dar kažkas, tai stengiasi truputį duoti laiko suvirškinti. Okei, toliau tada prie to pačio maisto, kiek kartų per dieną valgai? Nu, dažniausiai, tarkim, sakykime. Valgau realiai 6 kartus, standartiškai. O skiriais, tarkim, ar prieš varžybinis laikotarpis, nu, nes, tarkim, yra teorijos, kad, tarkim, prieš varžybas, kai reikia labiau tą išryškinti kūną, kad dažina maistą, kad, nu... Kad kokių medžiagų apykitą, ta prasme, Taip, tarsi per tą prizmę žiūri. Iš tikrųjų, skaitant taip, tai galbūt ir skaitau, kad aš valgau šiandien 12 kartų prieš varžybas. Nes aš valgau atskirai angliavandenius ir atskirai baltymus. Pirmas valgau mėsą su daržovėm ir po to seka ryžiai arba grikiai. Kaip ir beveik iš karto, bet ir to pačio atskirai. Tasme visiškai pavalgom mėsą su to, tuo metu verda grikiai arba ryžiai. Bet pradžiai baltyminis maistas, jo, o po to jau angliavandeniai. Jo, būtent šitaip. Kad pirmą baltymą suvirškit, angliavandenius suvirškina, sakykim, žymiai ilgiau, sakykim, ten ryžius ar kažką tais. Tai būtent, kad nepūtų maistas, būtent toks išdėstymas gan tinka ir tas pilvo pūtimas dings ir panašiai. Taip, kažkas dar buvo. Ai, ar darai tą vadinamą įkrovos dieną, ar tą cheatingo, kaip tiksliau dieną tokia, nu, kad tvarkai, laikai, nu, minėjai, kad truputį dėl saldumynų, tarsi kaip ir biškį ribuoji, bet šiaip darai taip, kad yra ir paskui vieną dieną... Čia būtent kalba apie pasiruošimą, ne? Tiesiog... Tarkim, ir tarkim, off-season metu, jeigu netiksliai, ne visai paprastai, sakykim, maitinantis paprastai sportuojantis, kaip paprastas žmogus, tiesiog, kad, nu, įtemptai sportuojantis, tai aš prisilaikau tą maistą visą savaitę. Tiesiog savaitgalį aš valgau tą patį baltymų kiekį raumenių, kas reikalinga, o iš to angliavandenių aš nedavalgau tų ryžių, grikių ar makaronų ar bulvių ir, sakykim, tą kaloringumą, sakykim, tą 1000 kalorijų aš galiu iš šokolado, iš dar kažko, iš ledų, iš kažko to noriu. Žodžiu, kaip ir gali sau leisti, ne? Jo, bet šiaip prieš varžybas aš to cheating'ai prieš dieną visai nelabai, ne. Visai griežtai visą laikotarpį tam. O kiek tas laikų, kiek tai šios? 100 dienų. Iki pirmų varžybų. Iki pirmų varžybų, po to dar tęsi varžybas mėnesį 2. Tai gaunasi 150 dienų, nėra tai nei daug, nei mažai. Taip. Kiek vartoji vandens? Iš vis apie vandenį, kokia situacija, kaip žiūri tą? Reikia daug jo vartoti? Daug geriu vandens, visada. Daug. O skaičiuoji maždaug ar plius minus šiaip geri kada nori? Ar esi, kad maždaug vandenį išger kokius ten kelis litrus ant tos kažkiek? Sakykim, taip paskaičiavus, vidurkis būtų visada pusę litro su kiekvienu maistu. Tai, sakykim, vidurkis, jeigu 6 maistai, tai 3 litrai minimum. Vis treniruotės metu dar išgeria. 700 ml litrą, nu, kažkiek tas. Vis tiek, aš manau, kiek, jeigu reikia daug to vandens, jeigu tu troškali, tu geri, nėra, kad tu gertum būtent priversinai. Taip, dar Facebook'e dabar džiunga. Aš galbūt noriu palinkėti visiems žiūrovam, būtent kas žiūri, kam įdomu apie būtent šitą sportą ir panašiai. Nesitikėti, kad kažkokius salėje būtent tuos darbus ar darbus namie prie podo kažkas už jūs padarys. Jūs tiesiog turite nusiteikti, kad būtent jums reikės arti salėje, būtent jums reikės sportuoti, prakaituoti, eiti 3, 4, 5, 6, 7 kartus per savaitę, galbūt 2 kartus per dieną. Jeigu jums reikia kardio, reikia numesti svorio ir panašiai, susiderinti mitybą, susiderinti treniruočių programą. Tai yra darbas būtent siekti to tikslo, tai nėra būtent tai, kad kažkoks žaidimas ir nėra tai viskas paprasta.
man atrodo, nemažesnis darbas dar yra ir mytyba tą visą. Jo, tai Maitintis vis tiek viskas turi tam susideda kūnui čia. duoti, nes jo, nes čia tiek mytyba, tiek... O beje, poilsį, ta prasme, kaip reguliuoji, miego trūkmę kažkaip stengiasi išlaikyti kažkiek ten tų valandų, tarkim, kad dėl atsigavimo Stengiuosi, visą. realiai 8 valandas aš išmėgos. Pavyksta? Jo. Jau neblogai. Kartais, jeigu reikia, atsikeliu pavalgau ir vėl dar nueinu mėgoti. Aha. Taip, dar klausimukas irgi iš Facebook draugų. Nu, čia beveik į vieną, kaip ir sakyta buvo, ar užtenka 2-2,5 gramų baltymo 1 kilogramui, sportuojant, aišku, ta prasme, ir auginant raumeninę Kaip masę. aš sakiau, 2,5 gramų aš skaičiuoju savo. Dar plius dasideda visi ten kiti dalykai, BCA ir panašiai, bet taip, čia jau papildomai. Jie yra papildai. Taip, paskui koks būtų tavo manimų skirtumas vartojant baltymus, tarp augalinės ir gyvulinės kilmės baltymų, ta prasme, ar užtenka tik gyvulinės kilmės baltymų, ar būtina prijungti augalinės, ar yra kažkoks kaip iš vis ką tavo nuomonė apie tos augalinius kilmės baltymus, reikalingi, nereikalingi, čia eina. Aš manau, turi pats žmogus pajausti, ko jam reikia, ta prasme, jis pabando, galbūt kažkokį tam tikrą laiką pabando būtent vienos baltymus, žiūri kaip jiems sekasi. Tasme, aš turiu pažįstamų, kurie nevartoja daug papildų, jie ten sportuoja kažkiek kitus sportus, tai yra ten kovas ir panašiai, ir jie, sakykime, vartoja tik BCA, kažkokios tam tikros firmas ir panašiai, ir jie jaučia tą poveikį. Jie vartoja kažką kitą, jie nejaučia to poveikio. Jie pažįsta savo kūną, jie jaučia, kaip reaguoja jų kūnas tam tikrus papildus į maistą ir panašiai. Tai aš manau, taip pat ir su tais baltymais ar su kažkokiais kitais produktais. Tu bandai, jeigu tu jauti kažkokį poveikį gerą, blogą, tai reaguoja. Įtraukia arba išmeti iš savo raciono. Taip, kaip visą laiką, viską adaptuoti reikia pagal save. Individualiai, tas kiekvienam. Tai nėra tas, kas tinka man, tiks jum. Ta prasme, visa tai yra stebėjimas, kaip sakau, darbas. Jo, analizė, rezultatai, kaip kas keičiasi. Bet kas nedirba, kas nesistengia, tai to rezultato ir neturi, kaip sakant. Tai, tai va, tai tiek klausimukų. Gal dar pabaigai šiaip tokie, iš tokio bendro, apskritai, pavyzdžiui, domiesi kažką, dar sportų kažką žiūri, mėgsti. Aš asmeniškai? Taip. Oi, dabar buvo Rio, tai iš tikrųjų labai mėgstu lengvą atletiką, šiaip ir sunkia atletika. Jo, visus tos sprintus ir panašiai, nes pats mokykloje irgi dalyvaudavau varžybose ant tų sprintų, gan neblogai sekėsi. Šiaip esu apskritai sporto entuziastas nuo mokyklos, nuo vaikystės, amžinatelis tėvukas irgi buvo ir imtynininkas, ir graikų romėnų imtynininkas, kažkaip tai įtraukė tą sportą. Kaip realiai prisimenu, pirmas mano varžybos dar buvo, kai diplomą radau užrašytą, mano svoris buvo kategorijoje iki 32 kg. Dabar galbūt 130. Tai va, kai pradedi nuo tokio amžiaus, tai iš tikrųjų tas sportas tampa gyvenimo dalim ir įdomu tame dalyvauti. Ir pabaigai laisvalaikis. Ką mėgsti veikti laisvalaikį? Iš vis apskritai, koks, tarkim, mėgstu skaniai valgyti. Laisvalaikio praleidimo būdą. Nėra kažką mėgsti, galbūt atsigavimui, ar keliauto, gal pomėgiai kažkie yra kažkokie? Jo, iš tikrųjų mėgstu keliauti po šalis. Labai patinka Azija, patinka apskritai visos tos kultūros. Patinka saulė, iš tikrųjų aš iš tų, kuriem patinka labiau šiltas klimatas negu tos visos snieglentės ir tie kalnai, galbūt iš šitų. Tai dabar artėja žiema, tai reikės kažkur bėgti. Jo, reikės kažkur skristi, pailsėti. Tai va, okei, tai tiek klausimų, tikėkimės, jums patiko, kažką sužinojot, jeigu patiko, spauskit laikus, dalinkitės ir bandysim gal kažką dar vėl plėsti, kažką susitikti, pafilmuoti daugiau kažką, tai rašykit pageidavimus ir matysim. Okei.